Riebalai tai yra reikalingi kaip vienas iš pagrindinių maistinių medžiagų ir energijos šaltinis mūsų organizmui. Jų reikia apie 25–30%, gali būti ir truputį daugiau. Taikant tam tikras dietas, jų gali būti ir mažiau, bet ne mažiau negu 20%. Jie mums suteikia riebaluose tirpius vitaminus, jie yra skonio suteikėjas. Iš esmės, maistas su riebalais jisai tampa subalansuotas, nes jeigu išimsim, tada jisai tampa nesubalansuotas. Ir tai yra svarbus komponentas mūsų kiekvienai organizmo ląsteliai ir jos funkcionavimui. Gerai, tai visi esame girdėję, arba bent jau dauguma, kad riebalai yra sotieji ir nesotieji. Kas čia per tos dvi riebalų rūšis? Vieni yra kietieji riebalai, kiti yra skystieji riebalai. Kietieji riebalai, galima sakyti, kad didžiąją dalį tų riebalų sudarys sočiosios riebalų rūgštis, o skystųjų sudarys nesočiosios riebalų rūgštis. Ką tai reiškia? Jeigu mes turime, pavyzdžiui, aliejų, tai didžiąją dalį sudarys nesočiosios, nes jisai skystas. Taip. O jeigu, bet negalvokim, kad jame nebus sočiųjų, tik tai, kad jisai nesočiųjų pagrinde šaltinis yra. Tai kitaip tariant, jeigu riebalas yra skystas, tai jisai mums bus palankesnis negu tas, kuris yra kietas. Taip.